Fondas yra tarptautinė finansų institucija ir specializuota Jungtinių tautų agentūra, įsikūrusi Romoje, Jungtinių tautų maisto ir žemės ūkio organizacijos būstinėje. Nuo 1978 metų IFADas, taip sutrumpintas yra pavadinimas, suteikė 23 milijardus JAV dolerių dotacijų ir paskolų projektams, kurie pasiekė daugiau nei 500 milijonų žmonių besivystančiose daugiausia šalyse, kadangi didžioji pagalba yra nukreipta būtent į projektus besivystančiose šalyse, taip pat į globalaus maisto saugumo pasaulio užtikrinime ir teikiama per pagalbą kaimo bendruomenėms, siekdamoms jos padėti apsirūpinti maistu, pagerinti šeimynų mitybą ir padidinti pajamas. Na ir be abejo, tai yra viena iš skurdo mažinimo priemonių, tačiau taip pat ir prisideda prie didesnio žmonių įgalinimo, įtraukties, lyčių lygybės, taip pat ugdo vietos organizacijų ir bendruomenių gebėjimus, prisideda stiprinant atsparumo klimato kaitai ir panašiai.